Visi galvoja, kad jeigu rytoj laimėtų loterijoje, gyvenimas pagaliau susitvarkytų. Nebereikėtų dirbti, nebereikėtų skaičiuoti pinigų, galėtum nusipirkti namą, mašiną, keliauti, padėti šeimai ir gyventi taip, kaip visada norėjai. Bet yra viena problema. Kai kurie žmonės laimėjo milijonus ir būtent nuo tos dienos jų gyvenimas pradėjo griūti. Vienas vyras beveik prarado savo prizą, nes paprašė kito žmogaus jį atsiimti už jį. Viena moteris nuslėpė laimėjimą nuo vyro ir teisme prarado viską. Kiti per kelis mėnesius išleido milijonus namams, automobiliams, kelionėms, kazino ir žmonėms, kurie staiga tapo draugais. O kai kurios istorijos baigėsi dar tamsiau. Šiame video pažiūrėsime loterijos laimėtojus, kurie gavo tai, apie ką svajoja milijonai žmonių, bet nesugebėjo to išlaikyti. Pirmoji istorija prasideda nuo žmogaus, kuris laimėjo $750 000, bet negalėjo pats ramiai nueiti ir pasiimti pinigų. 2010 metais Jose Antonio Kotok laimėjo loterijos jackpotą Jungtinėse valstijose. Problema buvo ta, kad tuo metu į šalyje gyveno nelegaliai. Jis bijojo, kad jeigu bandys atsiimti prizą, gali sulaukti teisinių problemų arba deportacijos. Todėl Jose priėmė sprendimą, kuris iš pradžių atrodė logiškas, bet beveik kainavo jam visą laimėjimą. Jis paprašė savo viršininko atsiimti prizą už jį, iš pradžių viskas atrodė gerai, bet tada viršininkas pradėjo tvirtinti, kad būtent jis pats nupirko laimingąjį bilietą. Kitaip tariant, žmogus, kuriuo Jose pasitikėjo, pabandė pasisavinti jo laimėjimą. Jose situacija buvo labai pavojinga, jeigu jis eitų į teismą, iškiltų grėsmė jo paties statusui šalyje, bet jeigu jis nieko nedarytų, prarastų $750 000. Galiausiai jis nusprendė kovoti. Jam padėjo tai, kad buvo apsaugos kamerų įrašas, kuriame matėsi, kad jis pats pirko bilietą. Teisme Jose pavyko įrodyti, kad tikrasis bilieto savininkas buvo jis. Tačiau ši pergalė neišsprendė visko. Jam teko sumokėti didelę dalį mokesčiams ir teismų išlaidoms, o dėl nelegalaus buvimo JAV Jose vis tiek grėsė deportacija į Gvatemalą. Kita istorija baigėsi dar absurdiškiau. 1996 metais Denise Rose laimėjo $1,3 milijono. Tuo metu ji daugiau nei 25 metus buvo ištekėjusi už vyro. Bet vietoj to, kad pasakytų vyrui apie laimėjimą, Denise jį nuslėpė ir praėjus vos 11 dienų po laimingo bilieto įsigijimo pateikė prašymą skirtis. Vėliau jie aiškino, kad bijojo, jog vyras bandys atimti pinigus, ji net buvo nuėjusi į loterijos komisiją ir pasakiusi, kad yra ištekėjusi, bet svarsto skyrybas. Po skyrybų vyras apie laimėjimą nežinojo 2 metus, bet 1999 metais į jo namus atėjo laiškas, kuriame buvo klausima, ar Denise domintų vienkartinis loterijos išmokos išpirkimas. Tai buvo pirmas kartas, kai jis sužinojo, kad jo buvusi žmona apskritai buvo laimėjusi loterijoje. Jis patikrino informaciją su Kalifornijos loterija ir tada padavė Denise į teismą. Kadangi laimingas bilietas buvo nupirktas dar tada, kai jie buvo susituokę, vyras teigė, kad jam priklauso dalis laimėjimo. Teismas į Denise elgesį pažiūrėjo labai griežtai. Teisėjas nusprendė, kad laimėjimų nuslėpimas buvo sukčiavimas, priespauda ir piktavališkas elgesys, rezultatas buvo žiaurus. Jos buvusiam vyrui buvo priteista 100% loterijos laimėjimų. Denise ne tik prarado $1,3 milijono, ji dar turėjo mokėti ir savo teisinės išlaidas. Video dar nesibaigė. Noriu paminėti, kad kiekvienas toks video užtrunka nemažai laiko, nuo temos atsirinkimo, informacijos rinkimo ir skripto rašymo, montažo ir kitų dalykų. Todėl jeigu tau patinka tokio tipo lietuviški video ir nori, kad jų būtų daugiau, gali prie to prisidėti tapdamas kanalo nariu, tai padeda skirti daugiau laiko tyrimams, geresniam montažui ir kokybiškesniam turiniui. Ačiū visiems, kas žiūri, komentuoja, dalinasi ir prisideda, tai labai padeda kanalui augti. Žiūrim toliau. Kita istorija atrodo dar keisčiau, nes jos herojė buvo vadinama laimingiausia moterimi Amerikoje. Evelyn Adams loterijoje laimėjo 2 kartus. Pirmą kartą 1985 metų spalį ji laimėjo $3,9 milijono, o vos po 4 mėnesių dar $1,4 milijono. Tikimybė taip laimėti buvo maždaug 1 iš 17 trilijonų. Tai skamba kaip žmogus, kuriam gyvenimas 2 kartus iš eilės įteikė bilietą į finansinę laisvę. Ir iš pradžių atrodė, kad Evelyn supranta, jog 3 karto gali nebūti. Ji sakė, kad daugiau nebežais loterijoje, vietoj to ji pradėjo pirkti verslus, tarp jų ir parduotuvę, kurioje buvo pirkti laimingi bilietai. Problema buvo ta, kad Evelyn neišsprendė pagrindinę savo problemos – polinkio lošti, todėl ji pralošė visą likusį turtą.
Kai pinigai baigėsi, žlugo ir jos verslai, žurnalistams ji yra pasakiusi, kad laimėti loterijoje nėra taip nuostabu, kaip žmonės įsivaizduoja. Panašią pamoką išmoko ir Collie Rogers, tik jos istorijoje dar svarbesnis yra amžius. Collie buvo 16 metų, kai Jungtinėje karalystėje laimėjo daugiau nei 1,8 milijono svarų. 16 metų – amžius, kai dauguma žmonių dar mokosi, gyvena su tėvais ir tik pradeda suprasti, ką reiškia atsakomybė. Iš pradžių jinai sakė, kad neketina visko išleisti. Jinai nori padėti šeimai, nusipirkti normalų namą ir paprastą automobilį. Bet realybėje pinigai iškeliavo labai greitai. Ji išleido pinigus grožio operacijoms, drabužiams, makiažui ir tatuiruotėms, sportiniams automobiliams, kelionėms ir taip toliau. Ir visa tai vyko tuo metu, kai ji vis dar buvo mokyklinio amžiaus. Tiesa, jinai padarė ir kelis protingus pirkinius. Ji įsigijo namą savo ir kitą savo mamai. Bet metų pabaigoje ji vėl buvo beveik ant nulio. Jos sąskaitoje buvo likę tik apie 2000 svarų. Vėliau jinai pati sakė, kad tai buvo per daug pinigų tokiam jaunam žmogui. Jos mintis paprasta. 16 metų žmogus vis dar yra vaikas, bet per vieną naktį staiga turi elgtis kaip suaugęs. Dar viena istorija rodo visai kitą loterijos pusę – viešumą. 2011 metais Amanda Clayton iš Detroito laimėjo $1 milijono aukso puodą. Ji gavo $700 000. Iš pirmo žvilgsnio jos gyvenimas turėjo pagerėti, ji įsigijo 2 namus, turėjo pinigų, galėjo pradėti iš naujo. Bet tada prasidėjo skandalas. Žiniasklaida sužinojo, kad Amanda ir toliau gavo maisto talonus bei socialinės išmokas, nors jau buvo laimėjusi loterijoje. Kai žurnalistai jos apie tai paklausė, jis sakė, kad jinai nedirba, todėl nemanė, kad elgėsi neteisingai. Teisėsaugai tai neatrodė kaip nesusipratimas. Amanda buvo apkaltinta 2 socialinių išmokų sukčiavimais ir turėjo grąžinti apie $5500, kuriuos gavo po laimėjimo. Tuos pinigus jį grąžino greitai, bet pinigai nebeišsprendė to, kas vyko jos gyvenime. Praėjus maždaug 6 mėnesiams, Amanda mirė nuo perdozavimo viename iš savo namų. Jos artimieji pasakojo, kad ją labai slėgė viešumas ir problemos, kurios atėjo kartu su laimėjimu. Ji buvo padėjusi šeimai, bet pati laimėjimo našta jos gyvenimo nesutvarkė. Kita istorija yra apie žmogų, kuris pinigus labai greitai pavertė prabangos simboliais. Ryan Maggie buvo 27 metų, kai 2008 metais laimėjo 6,4 milijono svarų. Jis atsidūrė Sunday Times, turtingiausių jaunų žmonių sąraše ir pradėjo gyventi taip, kaip dažnas įsivaizduoja loterijos laimėtoją. Jis nusipirko prabangų namą Airijoje, ten buvo 5 miegamieji, baseinas ir garažas 2 automobiliams. Garaže stovėjo ir naujas Ferrari, bet praėjus vos keleriems metams viskas pradėjo byrėti. Vienas simboliškiausių momentų buvo Ferrari avarija. Ryan išvažiavo į kelią su Ferrari sniego sąlygomis ir nuvažiavo nuo kelio į lauką. Vietiniai stebėjosi, kodėl jis apskritai važiavo tokiu automobiliu, tokiu oru, ypač kai turėjo ir Range Rover. Vėliau jo nekilnojamo turto vystymo verslas žlugo. Pardavė prabangų namą, o dar po kurio laiko buvo sustabdytas vairuojantis neapdraustą Ford Focus be vairuotojo pažymėjimo. Įdomiausia tai, kad teisme jam reikėjo valstybės finansuojamos teisinės pagalbos, tokios, kuris skiriama žmonėms, negalintiems sau leisti advokato. Dar absurdiškesnė istorija yra apie Martiną Totą ir jo žmoną Kay. 2001 metais jie laimėjo 3 milijonus svarų, tik yra viena problema – jie to nežinojo. Bilietą jie nusipirko, bet apie jį pamiršo. Tik po daugiau nei 6 mėnesių išgirdo apie neatsiimtą prizą ir suprato, kad laimingi numeriai sutampa su tais, kuriuos jie naudojo kiekvieną savaitę. Jie pradėjo ieškoti bilieto, bet jo nerado. Greičiausiai jis buvo pamestas arba išmestas. Kompiuteriniai įrašai vietiniai parduotuviai patvirtino, kad Kay iš tikrųjų pirko tą bilietą. Atrodė, kad turėtų užtekti įrodymo, bet loterijos organizatoriai turėjo taisyklę. Apie pamestą bilietą reikia pranešti per 30 dienų. Martin ir Kay kreipėsi per vėlai. Buvo pranešta, kad 3 milijonų svarų jie negaus. Šitas pralaimėjimas paveikė ir jų santuoką. Vėliau Martin sakė, kad viskas greitai parodė jų skirtumus. Jie pradėjo pyktis ir galiausiai išsiskyrė. Jie net nespėjo gauti pinigų, bet vien žinojimas, kad galėjai turėti 3 milijonus ir praradai juos dėl pamesto bilieto, tapo pakankamai dideliu smūgiu, kad sugriūtų santykiai. Loterija labai retai sukuria naują žmogų, ji tiesiog duoda senam žmogui milžinišką sumą pinigų. Ir tada viskas priklauso nuo to, kas tas žmogus buvo dar prieš laimėdamas.
Milijonai gali pakeisti sąskaitos likutį per vieną dieną, bet jeigu žmogus pats nepasikeičia, tie patys milijonai labai greitai tampa ne svajonės pradžia, o didžiausiu spaudimu, kokį jis kada nors turėjo. Ačiū labai, kad peržiūrėjai šį video, nepamiršk pakomentuot, pasidalink, paspaus like ir prenumeruok mano kanalą, tai labai padeda mano kanalui augti, o taip pat jeigu nori prisidėti prie turinio kūrybos, gali tapti mano kanalo nariu. Iki kito karto.